Praėjusią savaitę nuo pat ryto Vilniaus Šarūno Marčiulionio akademijoje rinkosi aistringi krepšinio žaidėjai ir sirgaliai. Čia jau 16 kartą vyko Lietuvos politinių partijų krepšinio turnyras Liberalų ir Centro sąjungos taurė 2010. Iškilmingą renginio atidarymą palydėjo ir socialdemokratų komanda kovai įkvėpė partijos pirmininko Algirdo Butkevičiaus palinkėjimai. Turnyre dalyvavo 8 politinės komandos. Darnią socialdemokratų žaidėjų komandą subūrė vadovas Arvydas Kregždė ir komandos treneris Lietuvos sporto draugijos Žalgiris prezidentas Vytautas Nėnius. Nepagrindinis tai yra tikslas laimėti turnyrą ir įveikti visus varžovus. Dialogai, pokalbiai štai šalia aikštelės tai irgi yra didelis stimulas žmonėm ir partijų bendravime, ir sporto puoselėjime, kadangi politikai dažnai nulėmė sporto ateitį. Ir aš manau, kad toks turnyras suvaidins teigiamą vaidmenį ir politikų bendravime, ir krepšinių mylėtojų galimybėje parodyti save ir pabendrauti su savo kolegomis ir žmonėmis, kurie myli sportą, ir paprasčiausiai sporto populiarinimui. Žaidėjus žiūrovų tribūnoje palaikė ir pergalėms įkvėpė socialdemokratų partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius, Vilniaus skyriaus pirmininkas Romas Adomavičius. Šūksniais ir skanduotėmis bičiulius palaikė būrys sirgalių. Socialdemokratų partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius džiaugiasi gražiu komandiniu žaidimu ir aikštelėje tvyrančią gerą nuotaiką. Šiandien yra tokia diena, kada politikai susitinka tarpusavę žaisdami krepšinį ir aš manau, kad aikštelėje bendrauja su gera nuotaika, pamiršta rėtinas, kurios vyksta posėdžio salėje. Ir aš manau, kad socialdemokratų komanda privalo dalyvauti finale. Po aistringų kovų socialdemokratų partijos ekipa pateko į finalą. Partijų krepšinio turnyro finalo ketvirtį susirungė socialdemokratų, Liberalų ir Centro sąjungos, Tvarkos ir teisingumo bei Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos nariai. Socialdemokratų žaidimui ir komandai vadovavo Seimo narys Mindaugas Bastys. Puikų žaidimą pademonstravo bičiulis Paulius Maciulevičius. Jam talkino ir gražų komandinį žaidimą palaikė partijos bičiuliai Arvydas Ivaškevičius, Gintautas Paluckas, Egidijus Pociūnas. Sėkmingai žaidė ir taip reikalingus taškus pelnė Saulius Subačius, Andrius Budriūnas, Arūnas Dudėnas. Meistriškai po aikštelę sukosi ir kamuolį sėkmingai perdavinėjo bičiuliams Irmantas Baltūsis, Alfonsas Pulokas ir Egidijus Gaidamavičius. Šitokio renginiai tiesiog žmonės ir supažindina ir gali pabendrauti ir po krepšinio, pasikeisti nuomonėm. Ir manau, tai reikia labai tokiuose renginiuose dalyvauti, parodyti savo gebėjimus ne tik posėdžiuose, bet ir sporto salėje. Po atkaklios kovos su Tvarka ir teisingumas komanda socialdemokratai iškovojo sidabrą, mažąją taurę ir užėmė garbingą antrąją vietą. Ir kaip teigė komandos treneris Vytautas Nėnius, turnyras tikrai pavykęs, jį reikia tęsti ir ateityje.